Pastogė nuosavame name šiais laikais dažniausiai atlieka gyvenamosios patalpos funkciją. O tai reiškia, kad prie jos tradicinių funkcijų, tokių kaip apsauga nuo atmosferinių veiksnių, prisideda šilumos išsaugojimas ir vidinio stogo paviršiaus estetinio vaizdo klausimas. Prieš įrengiant pastogę kaip gyvenamąją erdvę, turime žinoti atsakymus į šiuos klausimus. Kokio tipo yra stogo danga? Kokią šiltinimo medžiagą naudosime? Koks bus šiltinimo sluoksnio storis? Ar stogo konstrukcija yra sluoksnis su dideliu difuziniu pasipriešinimu vandens garų pralaidumui? Apšiltinimui dažniausiai naudojama mineralinė vata. Jos storis turi būti ne mažesnis nei 25–30 cm, o A klasės namo apie 40 cm. Tai reiškia, kad vatos storis bus daug didesnis negu gegnių aukštis. Dėl to dalis apšiltinimo turės būti sumontuota po gegnėmis. Vatos sluoksnis turi būti ventiliuojamas tam, kad drėgmė, kuri gali atsirasti šiltinimo sluoksnyje, būtų išleista į išorę. Jeigu po stogo danga vėjo izoliacijai yra panaudota difuzinė plėvelė, ji pakankamai užtikrina drėgmės pasišalinimą iš vatos sluoksnio į vėdinamą oro tarpą. Vėdinamas oro tarpas šiuo atveju įrengiamas tarp difuzinės plėvelės ir stogo dangos. Jei po stogo danga naudojama hidroizoliacija stabdanti vandens pasišalinimą, tuomet vėdinamas oro tarpas įrengiamas tarp hidroizoliacijos ir šiltinimo sluoksnio, uždengto prieš vėjinę vatos plokštę. Vėdinamo oro tarpo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 3 cm, pagal Lietuvos normas minimum 5 cm. Neteisingai įrengta stogo šiltinimo sluoksnio ventiliacija gali būti pelėsių ir grybelio atsiradimo priežastis. Pastogės įrengimui panaudosime vieną iš paruoštų sisteminių sprendimų. Rigips sistema 47007 su Rigistil profiliuočiais, o sistema 47004 su Ultrastil profiliuočių konstrukcija. Rigistil, Ultrastil – tai sustiprintų rifliuotų profiliuočių ir specialiųjų pakabų sistema, leidžianti po gegnėmis patalpinti papildomą mineralinės vatos sluoksnį, kurios storis siekia iki 25 cm. Kartu su vata, kuri yra įdėta tarp gegnių, galime pasiekti net 40 cm storio izoliacijos sluoksnį. Sistemos aprašyme galima rasti visus duomenis, kurie yra reikalingi aptaiso įrengimui. Unikali Rigistil Ultrastil profiliuočių forma suteikia didelį standumą konstrukcijai. Profiliuočius lengva nuimti ir uždėti ant laikiklių. Konstrukcijos visuma puikiai atlaiko plokščių ir vatos svorį. Tuo pačiu metu neperima deformacijų ir apkrovų nuo stogo konstrukcijos. Naudodami 4 Pro plokštes, plokščių siūles užglaistysite daug patogiau ir greičiau, lyginant su standartinėmis plokštėmis. Po apdailos darbų paviršius bus idealiai lygus. Mums taip pat bus reikalingi C Rigistil, CD Ultrastil pagrindiniai bei perimetriniai U Rigistil, UD Ultrastil profiliuočiai. Pakabos elementai dar vadinami šaukštais, tvirtinimui prie medinės konstrukcijos. Sraigtai bitutės, metalinių konstrukcijų sujungimui tarpusavyje. Sraigtai Rigips TN25, plokščių tvirtinimui prie profiliuočių. Įkalami kaiščiai, perimetrinių profiliuočių tvirtinimui prie sienų. Glaistas Rigips Super, dvipusio lipnumo Rigips juosta. Garo izoliacinė plėvelė, kampų armavimo juosta EasyFlex, mineralinė vata Izover šiluminiai izoliacijai. Darbus pradedame nuo pastogės apžiūros ir darbų planavimo. Pradžiai aptaisysime stogo šlaitų plokštumą, kurioje nėra stoglangių. Po to horizontalią lubų plokštumą ir pabaigai šlaito plokštumą su stoglangiu. Pirmas žingsnis – stogo šlaitinės plokštumos matavimas ir žymėjimas. Ant vertikalios sienelės žymime horizontalią liniją ir statybinio lazerio pagalba pažymime plokštumą. Tolygiai atitolusią nuo gegnių plokštumos per apšiltinimo sluoksnio storį žemiau gegnių. Mūsų atveju tai bus 10 cm. Žymėjimo virvutės pagalba pažymime plokštumos kontūrus ant vertikalių sienų. Nužymėtojo plokštumoje montuojame kraštinius Rigistil Ultrastil pakabos elementus, taip kad jie atsirastų ne toliau nei 15 cm nuo viršutinės ir apatinės briaunos. Po to pažymime pakabų vietas ant kraštinių gegnių.
Pakabų žingsnis negali būti didesnis nei 50 cm, o ten, kur reikalaujamas padidintas atsparumas ugniai arba bus montuojami 2 gipskartonio plokščių sluoksniai, žingsnis 40 cm. Dabar reikia pritvirtinti likusias pakabas. Nebūtina tvirtinti iškart visų pakabos elementų, užtenka tiek, kad galima būtų sumontuoti profiliuočius. Likusias pakabas pabaigėme tvirtinti kišdami į jau pritvirtintus profiliuočius ir išlygindami plokštumą liniuotės gulščiuko pagalba. Pradžioje pakabą rekomenduojama tvirtinti tik vienu sraigtu. Taip esant reikalui, bus patogiau palyginti profiliuočių padėtį. Vėliau reikia įsukti likusius sraigtus, kad kiekvienas pakabos elementas būtų pritvirtintas mažiausiai 2 sraigtais. Pabaigę montuoti karkasą, patikriname montavimo tikslumą ir, jei reikia, pataisome. Dabar panašių principų montuojame laikančiąją konstrukciją pastogės lubose. Ant vertikaliųjų sienų montuojame Urigisteel UD Ultrasteel tipo perimetrinius profiliuočius su priklijuota akustinė juosta. Tvirtinimui naudojame įkalamus ir gipskaiščius. Kaiščių žingsnis negali viršyti 100 cm. Sumontavus visus pakabos elementus ir profiliuočius stogo šlaitų plokštumose, galime pradėti stoglangio aptaisymą. Pradedame nuo angokraščių padėties žymėjimo. Viršutinis angokraščių paviršius turi eiti horizontaliai, o apatinis paviršius vertikaliai. Taip pasieksime geresnį patalpos apšvietimą ir užtikrinsime tinkamą oro ventiliaciją stoglangio nišoje. Toks sprendimas apsaugos nuo vandens garų kondensacijos ant lango apatinės briaunos. Turime atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju prie lango bus mažesnis šiltinimo sluoksnio storis, todėl reikia įrengti laužtą viršutinį angokraštį. Pradžiai 6 cm atstumu angokraščio plokštuma turi būti stati lango plokštumai, o horizontali turi eiti iki šlaito plokštumos. Šlaito plokštumoje montuojame papildomus profiliuočius sandūros su angokraščiais vietose. Pažymime apatinio angokraščio konstrukciją. Nuėmus visus profiliuočius, turime laisvą priėjimą prie stogo šlaito. Tai leis mums lengviau sudėti mineralinę vatą. Pastogio apšiltinimui patogiau naudoti vatą rulonuose, kurios storis lygus gegnių aukščiui. Vatos juostų plotis turi būti šiek tiek didesnis negu atstumas tarp gegnių, tam, kad vata gerai prisiglaustų prie gegnių, bet neužsilenktų. Jeigu vata nesilaiko pati, jos palaikymui galima panaudoti virvę.
Antrąjį vatos sluoksnį užmauname ant pakabų. Vatą rekomenduojama montuoti skersai gegnių, priglaudžiant prie gegnių apačios. Sumontavus profiliuočius atgal į savo vietą, vata bus apsaugota nuo iškritimo. Profiliuočiai turi šiek tiek įeiti į stoglangio nišą. Grįžtame prie stoglangių aptaisymo. Vieno stoglangio angokraščius aptaisysime tradiciniu būdu, o kito naudojant elementų rinkinį, kurį siūlo langų gamintojas. Pradedame nuo antrojo varianto. Montuojame sujungimą tarp laikančiųjų profiliuočių, aprėpiančių lango angokraštį. Tam panaudosime U-Registil, UD Ultrastil profiliuočius. Lango apačioje prisuksime du angokraščio elementus, kurie užtikrins didesnį šilumos izoliacijos sluoksnio storį. Toliau, prie pritvirtintų elementų užraktų tvirtiname viršutinio ir apatinio angokraščio rinkinio konstrukcijos elementus ir tam, kad neišlįstų, užlenkiame jų galus. Konstrukciją pastatome vertikaliai ir tvirtiname prie šlaito aptaisymo konstrukcijos. Išsikišusią konstrukcijos dalį nukerpame skardos žirklėmis. Analogiškai montuojame viršutinį angokraštį. Tam, kad aptaiso briauna būtų standi, viršutinį profiliuotį įpjauname ir sulenkiame suformuodami kampą. Dabar montuojame kampuočius, kurie aprėmina šoninius angokraščius. Jie yra teleskopiniai ir pritaikomi reikalingam ilgiui. Apatinėme ir viršutinėme angokraščiuose montuojame papildomus standumo elementus. Aptaiso konstrukcija paruošta. Rinkinyje yra garo izoliacinė apykaklė, pritaikyta lango rėmų įpjovoms. Rinkinyje esančios lipnios juostos pagalba apykaklė sujungiama su šlaito plokštumos garo izoliacija. Antrąjį langą aptaisysime tradiciniu būdu, naudodami Registil Ultrastil profiliuočius.
Įpjauname U-Registil UD Ultrasil profiliuočių atkarpas taip, kad sutaptų su anksčiau nužymėtomis viršutinio ir apatinio angokraščių linijomis. Tvirtiname juos medsraigčiais prie gegnių. Dabar įdedame į juos C-Registil CD Ultrastil profiliuočių atkarpas, kurios sudarys angokraščių laikančiąją konstrukciją. Iš U-Registil UD Ultrasil profiliuočio darome kraštines iš patalpos pusės ir įdedame juos tarp papildomų horizontalių profiliuočių aprėminančių stoglangio nišą. Šoniniai lango angokraščiai gali būti statmeni lango plokštumai. Bet niša gražiau atrodys, jeigu jie turės 2–3 cm išsikišimą patalpos link. Konstrukcija stoglangio aptaisymui paruošta. Visame pastogės paviršiuje horizontaliomis juostomis montuojame garo izoliacinę plėvelę. Ji prie profiliuočių karkaso klijuojama naudojant dvipusio lipnumo rigips juostą. Tam, kad būtų užtikrintas garo izoliacijos sujungimų sandarumas, plėvelės kraštai turi persidengti ne mažiau kaip 100 mm. Garo izoliacijos sandūras tarpusavyje suklijuojame. Tam geriausiai tinka lipni juosta Isover Vario KB3. Stoglangio nišoje įpjauname plėvelę. Vata užpildome angokraščiuose likusius tarpus. Nišos garo izoliacija tvirtinama prie stoglangio rėmo. Visus plėvelės sujungimus suklijuojame Isover Multitape plėvelę. Tam, kad būtų maksimaliai sumažintas įtrūkio atsiradimo pavojus, pastogės, taip kaip ir lubų aptaisas, turi būti atskirtas nuo kitų konstrukcijų. Tai reiškia, kad jis jokių būdų negali būti tvirtinamas prie vertikalių sienų. Tam tikslui palei perimetrą klijuojama slydimo siūlė. Slydimo juosta klijuojama ant sienos iškart po perimetriniais profiliuočiais U-Registil UD30 Ultrastil. Analogiškai, slydimo juostos pagalba atskiriame šlaito plokštumą nuo lubų. Pradedame montuoti ir gipskartonio plokštės. Palėpės aptaisymui pasirinkome padidinto atsparumo ugniai plokštės Rigips 4 Pro Fire. Dėl 4 nuožulnių briaunų šių plokščių skersinės siūlės yra užglaistomos taip, kaip ir išilginės. Siūlių stipris bus didesnis. Lyginant su standartinėmis gipskartonio plokštėmis, plokštės Rigips 4 Pro Fire savo savybių dėka daug geriau apsaugo stogą gaisro atveju. Pastogėje taip pat, kaip ir montuojant lubas, gipskartonio plokštės montuojamos skersai profiliuočių. Reikia įsitikinti, kad gipskartonio plokščių sandūros nepateks arčiau nei 15 cm nuo stoglangio angokraščio. Priešingu atveju, pirmąją plokštę reikia susiaurinti iki tinkamo pločio. Plokščių sandūros išilgine kryptimi visada turi patekti ant laikančiųjų profiliuočių. Trumpesnių plokštės briaunų siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu mažiausiai 50 cm. Plokščių tvirtinimui naudojame Rigips sraigtus TN25. Sraigtų žingsnis negali viršyti 15 cm. Tai reiškia, kad plokštės plotyje turi atsirasti 9 sraigtai. Ties stoglangio niša plokštes išpjauname po jų sumontavimo.
Sumontavus visas šlaito plokštumos plokštes, pradedame tvirtinti lubų plokštumos plokštes. Aptaisant angokraščius, plokštės matmenys parenkami taip, kad ją būtų galima įstumti į lango rėmo griovelius, o vėliau plokštė prisukama prie konstrukcijos. Sumontavus plokštes, galime pradėti siūlių glaistymą. Geriausia naudoti Gyproc sistemos glaistus, kurie užtikrins reikalingą siūlių stiprumą ir gerą sukibimą su kartonu. Rekomenduojame naudoti glaistą Gyproc Super. Šio glaisto maža išeiga. Arba Gyproc Vario. Šis glaistas siūliams suteiks didelį stiprumą. Siūles reikia armuoti, tam naudojamos armavimo juostos. Lipni tinklelio juosta, stiklo audinio juosta arba popierinė Sparkperf juosta. Unikali probriaunos forma ir jos mažas gylis leidžia laisvai pasirinkti armavimo juostas. Ruošiant glaisto masę, reikia sausą glaisto mišinį berti į šaltą vandenį. Vandens ir sauso glaisto proporcijos pateikiamos ant pakuotės. Gyproc glaistus be problemų galima išmaišyti rankiniu būdu. Mechaninio maišytuvo panaudojimas pagreitina glaisto paruošimą, bet į glaistą gali patekti daugiau oro, todėl gali sumažėti siūlės stipris. Reikia nepamiršti, kad nešvarių įrankių naudojimas trumpina glaisto kietėjimo laiką. Glaistas turi būti gerai įspaustas į plokščių sandūros siūlę, o po to išlygintas. Į ką tik užteptą glaistą įspraudžiame armavimo juostą. Naudojant plokštės Rigips 4 Pro su 4 nuožulniomis briaunomis, tuo pačiu metu galima užglaistyti išilgines ir skersines siūles. Stoglangių nišų angokraščius reikia sustiprinti apsauginiais kampukais. Rekomenduojame naudoti universalią atsparią smūgiams popierinę juostą EasyFlex, iš kurios galima suformuoti tiek vidinį, tiek ir išorinį įvairaus laipsnio kampą. Šios juostos pagalba suformuojame šlaito sujungimą su lubomis. Dabar reikia palaukti, kol siūlių glaistas sukietės ir išdžius. Kitą glaistymo etapą pradėsime kitą dieną. Pakartotinai užglaistome siūlės tuo pačiu glaistu. Antrąjį glaisto sluoksnį užtepkime taip, kad armavimo juosta atsidurtų glaisto sluoksnio viduje. Taip užglaistyta siūlė po išdžiūvimo pasieks savo maksimalų stiprį. Konstrukcinių požiūrių siūlės jau yra paruoštos, bet dar reikalingas trečiasis, baigiamasis sluoksnis. Tam panaudosime kito tipo glaistą, baigiamąjį glaistą, kurį po siūlių užglaistinimo bus patogu šlifuoti ir sudaryti gerą pagrindą dažams. Mūsų atveju panaudosime paruoštą naudojimui glaistą Rigips Premium Light.
kurį bus patogu šlifuoti. Be to šis glaistas užtikrins mažesnį pagrindo įgirtį ir vienodą dažų faktūrą visame paviršiuje. Užtepame ploną baigiamojo glaisto sluoksnį, tepdami jį plačiau už konstrukcinio glaisto sluoksnį. Po to, kai užglaistytos siūlės išdžius, galėsime nušlifuoti likusius nelygumus. Nupjauti likusias slydimo juostos dalį ir nuo paviršiaus nuvalę dulkes pradėti dažymą. Po pirmojo nudažymo slydimo siūlės reikia apdoroti plastiška mase, pavyzdžiui, akrilu.